Sveiki, ką tik po seminarą, Genadij Polonskij ir Brian Tracy, maždaug po pusantros valandos, du pašnekovai, tai buvo antra paskaita, paskaitų ciklė, kurį sudaro 10 paskaitų, tai kiekvieną mėnesį, būtent šio kurso, taip pat turiu ir nupirkęs dar 2 kitus kursus, ten taip pat bus Brian Tracy, tai kol kas su Brian Tracy dalyvau 2 kursuose, 2 paskaitose, taip pat Genadij Polonskij šitam kurse yra kartu poroje, pirmą Polonskij, Genadij Polonskij, tada pusantros valandos, tada Brian Tracy. Taigi, ką tik po seminaro, Genadij Polonskij štai tiek užsirašiau, o Brian Tracy A4 lapo formatas ir dar biškutis. Tai apžvelgsiu Genadij Polonskij mintis, ką užsirašiau. Taip, paskaita pasivadino Science of Happy Giving. Ir šitą dalyką, kad reikia duoti, išmokau, sužinojau gan nesenai. Manau, kad tai nutiko galbūt praeitų metų gale, gal šiais metais, nepamenu, bet supratau ir stengiuosi naudoti savo gyvenime. Manau, kad praeitais metais, nes praeitais metais užsirašiau į Maisto banko rėmėjų sąrašą, tiesiog paaukoju, automatiškai nuskaičiuoja nuo sąskaitos keletą eurų, tai 5 eurus Maisto bankui, tai buvo praeitais metais ir savo gyvenime stengiuosi duoti. Ir pastebėjau, kad yra toks momentas, kai ateina mintis duoti, bet taip pat ir gailesčio pojūtis, kad gal tau reikia tų pinigų ar dalykų. Ir jeigu nugali save, tai puikus jausmas, tiesiog atiduodi. Pasirenki, kad atiduodi ir paaukoji pinigų sumą, ar atiduodi daiktą, tai ta tema man pažįstama. Na ir ką užsirašiau, mintis, sakiniai, tai pirmasis work hard, but not too hard. Tai kad reikia dirbti sunkiai, bet ne per sunkiai, nes yra ir gyvenimo kiti dalykai, kuriuos reikia mėgautis gyvenimu ir dirbti sunkiai, bet nepersidirbti. Share with others, happy giving. Tai va tas dalykas, ką kalbėjau, kad dalinti su kitais ir širdingai atiduoti dalykus, daiktus, pinigus, patarimus. Be happy of what you have. Tai praeitos paskaitos Genadij mintis pasikartoja, kad tu džiaukis tuo, kad turi. Jis paminėjo šį kartą apie karą, nes jisai yra rusas, jo žmona yra ukrainietė ir jisai nesu tikras, bet kaip supratau, karo pradžios metu gyveno Ukrainoje ir jisai matė, kaip žmonės turi palikti savo namus. Tai matyti, tai būtų rytų Ukraina, kur didžiausias konfliktas vyko ir daug sugriauta gyvenamųjų namų. Tai jisai matė iš arti, kaip žmonės turėjo palikti savo namus, sėdo į traukinius, kaip sakė, ir jisai susimastė, kad koks jis yra laimingas, kad kiek jis visko turi. Tai be happy of what you have. Giving money lights up some spots in brain like sex, hunger, overcome. Jis paminėjo, kad yra moksliškai įrodyta, kad kai tu aukoji pinigus
ar atiduodi daiktus kitiems žmonėms, smegenyse fiksuojamas signalas tose vietose, kuriuose tas signalas atsiranda, kai žmonės mylisi, kai žmonės numalšina alkį. Ir dar vieną dalyką paminėjau, tik neužsirašiau. Tai va toks įdomus dalykas, kad aukojimas pinigų dalykų suteikia pasitenkinimą. Tas pasitenkinimas yra toks stiprus, kaip kad mylėjimasis ar alkio numalšinimas. Tai įdomus faktas, kurį užsirašiau. Giving money with deeper connection when you know who is the receiver. Tai jis paminėjo, kad reiktų aukoti ar duoti pinigus, daiktus žmonėms, kuriuos tu žinai, kad jiems to reikia, kaip tos, tai jo, nes tai yra skirtinga negu kad paaukoti į fondą, nes į fondą tiesiog atiduodi ir nežinai nei kas, nei kaip, o kai duodi matydamas, žinodamas, tai yra kitas dalykas. Tai kodėl būtent tai yra geriau, galbūt nepasakė arba nesupratau, galbūt tada atsiranda tas jausmas, toks pasitenkinimo ir tai tiek šito klausimu. Toliau, focus on new experience rather than things. Tai paminėjo, kad nauji dalykai, kuriuos įsigyji, tarkim automobilis naujas ar kiti nauji dalykai, po kažkurio laiko, gan trumpo, tai patampa tavo kasdienybė ir tie daiktai, tas daiktas nebesuteikia pasitenkinimo, nesuteikia turbūt taip. Ir tada tu įsiveli į chasing, lakstymą, vijimąsi naujų daiktų, pirkimą naujų daiktų, o jisai siūlo, kad reiktų fokus, reiktų sutelkti dėmesį į naujas patirtis. Tai galbūt mokintis instrumentų, kaip jis paminėjo, kad mokinosi kažkada, kai buvo jaunas, gitara groti. Tai new experiences, naujas patirtis, naujus dalykus. Ir aš dabar galvoju, kad pradėjau naudoti šitos tai ir matau savo gyvenime, kad darau naujus dalykus ir iš tikrųjų jie suteikia labai daug džiaugsmo. Tai tikrai yra verta ir naudinga. Spend time with people you enjoy, tai kad praleis daugiau laiko su žmonėm, kurie tau patinka. Tai pursue new challenge, tai tas pats kaip focus on new experience, naujus iššūkius, tai galbūt kaip ir tas mokymasis instrumentų groti, kiti dalykai. Paminėjo, kad Brian Tracy, kadangi yra jo draugas, kad jisai vis dar rašo naujas knygas ir šiuo metu dirba ant 2 knygų, tai siek naujų iššūkių. Never enough. Ir tai yra spirituality, nematerialiai, o spirituality, tai kad niekada neužtenka. Ir jis paminėjo, kad dar jaučiasi kvailas, jam 60 keli metai ir
mokytis ir tobulėti niekada neužtenka. Ir kuo daugiau žinai, tai supranti, kad nieko nesupranti iš tikrųjų. Ir esi, kaip jis pasakė, kvailas. Tai happiness. Tai kas yra happiness, kas yra laimė? Laimė yra purpose and pleasure. Kai tu turi tikslą gyvenime, ir mėgaujasi gyvenimu. Tai helping others, giving us purpose and pleasure. Tai vat, helping, pagalba kitiems mums suteikia tikslą, gyvenimo esmę, gyvenimo prasmę ir pasimėgavimą.